atsakau į klausimą, tai man net Kugelis tikras. Tikra? Labai verta. Galima kavalėlį. Galima. Rimtai. Kas? Yra, gavaliukas. Tu mane? Bet įsidėti lėkštutę. Ai, palauk. Vyha, va, tėvo. Nevalgykit jau. Palaukit. Vyksta pristatymas. Su peiliu be. Aš juokauju. Na, aš irgi juokauju. Dabar. Su juokais būna paslėpta dalis tiesos. O galima pasidalinti su visais? Galim. O galima tada peilį? Gaudykit. Tai labas vakaras, dar kartelį. Labai džiaugiamės, kad šį gražų gegužės vakarą praleidžiate teatre, o ne kažkur sode, darže, sodindami bulves. Taip, noriu pirmiausia gal pristatyti nerezervuotą projektą. Tai yra teatro menas kuruojamas ir 4 metus organizuojamas projektas, kurio tikslas yra skatinti lietuviškos dramaturgijos atsiradimą, kūrimą ir jauniesiams talentams, jauniems režisieriams įsitvirtinti ir pradėti kurti. Tai rezultatą matėte šį vakarą. Orestas Ramzinas šalia manęs 2025 metų nerezervuota laimėtojas kartu su spektaklio bendraautore Marta Stankevičiūte, kurio šiandien nėra. Taip, kaip supratau, jūs čia bet. Taip. Reikėtų tikriausiai dar pristatyti ir pasidžiaugti, kad prie mūsų komandos prisijungia taip pat jaunieji talentai, Vilniaus dailės akademijos studentai. Tai, kaip nesugryšiu, paskaitysiu pavardės. Miglė Liutkutė, Silvija Sakulinaitė ir Justas Sebastianskas. Nežinau, ar atvyko choreografas Agnė Butkaitė ir Oksana Graznova. Ir žinoma mūsų aktoriai Gytis Pintulis, Omajūnas, Ovidijus Kazarinas, mūsų naujausia trupės narė Ilona Doveiko ir Martinas Klementas. O Elona Krabytė štai toliau. Tai visgi dėkojame, kad neišbėgote vakarieniauti, nes žinom, kad šitie kvapai mums su jais buvo labai sunku konkuruoti, bet jūs čia ir džiaugiamės. Taigi norėčiau truputėlį paprovokuoti režisierių ir užduoti jam tokį klausimą. Prieš premjerą kalbinau režisierių, jis man prisipažino, kad jį kankina košmarai. Tik nežinau, ar tie košmarai naktimis kankina, ar tiesiog tokios blogos premjerinės nuotaikos ar nuojautos. Orestas sakė, kad baiminasi, kad atėjęs žiūrovas neišvys šliogerio tiek daug, kiek galbūt tikisi, arba išvys per mažai. Tai, Orestai, kaip balansavote kūrybinėme procese, kad jo buvo tiek, kiek buvo, kaip sprendėt šitą dilemą? Taip, tai... kaip aš ačiū. Tai pačioje pradžioje proceso, kai kartu su Marta galvojame apie šį projektą, kai rašėme paraišką ją, tai iš viso galvojame statyti spektaklį, kuriame bus labai daug šliogerio, vos ne viens prie vieno ketiname statyti tam tikrus
Bulvės metafizikoje pasirodančius aforizmus, turėti panašios formos spektaklį, tačiau gan greitai supratome, kad toks žingsnis nebūtų labai parankus, nes mes niekaip negalėtume taip gerai pristatyti Šliogerio, kaip jis daro taip pats. Tai kaip mes naudojame Šliogerį čia, tai kaip tam tikrą kontrapunktą, kaip tam tikrą atsvarą istorijai, kurią mes pasakojame, kurioje tikimės pasirodo ir kai kurios temos ar idėjos, kurios buvo svarbios ir Šliogeriui. Šį vakarą išgyvename vienos šeimos dramą. Netgi galima pavadinti tarsi lietuviškas folkloras, kai broliai, artimiausi žmonės pradeda pyktis ir ginčytis dėl artimųjų kapų, dėl senstančių, amžėjančių tėvų ir globos ir priežiūros jų. Oras taip pat esi gana jauno amžiaus žmogus, tai šitą idėją ar jau pats esi patyręs, gal vyresnieji kolegos, aktoriai pasufleravo tokią mintį? Neturiu brolio, mano tėvas nėra miręs, tai kaip ir išgalvojau iš kažkur galbūt gavosi, bet tiesiog atrodė natūralu apie filosofiją kalbėti tada, kai atsitinka kažkoks įvykis, kuris pakeičia kasdienybę, kažkaip ją sukrečia. Dažnai filosofijos vadovėliuose ir įvadose rašo, kad filosofija žmonėms į gyvenimą ateina tada, kai kažkas atsitinka, miršta artimasis, ar prasideda karas, ar dar kažkas kito. Tai atrodo natūralu kalbėti apie kažkokio žmogaus netektį ir tada per šią istoriją, per šį pasakojimą bandyti ieškoti ir kažkokiu artumu Šliogeriui, kodėl būtent apie tėvo mirtį žiūrėjome į paprastai tariant į teatro trupę, kokie yra aktoriai, aš čia jau antrus metus darbuojasi, tai pažinau kažkiek trupės narių ir jau iš karto rašant pjesę buvo galima galvoti, va galbūt šitas aktorius galėtų būti toks personažas, kitas aktorius galėtų būti toks ir išsinarplėjo toks naratyvas. Dabar norėčiau paklausti Elonos. Elona, atlikote mamos vaidmenį, tai paklausiu kaip mamos. Jūs turite solidžią sceninę patirtį, esate ir aktorė, ir režisierė, o kaip sekasi dirbti su jauno režisieriumi? Kaip sekasi atsiduoti į rankas lipdymui jaunam žmogui? Aš aukštaitiškai atsakysiu. Gal panevėžietiškai. Sėdžtylė, knizgylė. Tai nebebuvo kaip ir kur dėtis, reikėjo kartu knyst gylė. Man labai džiugu buvo, kad jaunas žmogus turėjo savo stuburą, bet tuo pačiu buvo visiškai atviras pasiūlymam, kūrybiniam bandymam, priėmė ir yra labai gerai, labai gražu, kai tu gali dalintis, bendradarbiauti. Ar ne? Va čia ir vyksta kūryba, ne taip, kad aš pasakiau, tu nori, nenori, ką darai, ar ne? Ir tas buvo labai, labai netikėta iš jauno žmogaus, nes jie liktai, nenoriu absoliutinti, nėra visi tokie bukai ambicingi, ne. Bet Orestas, jisai labai ramus žmogus, jisai nemėgstantis konfliktų absoliučiai. Ir gal todėl ir spektaklis gavosi toks taikus. Sakyčiau, taikus. Ne, ačiū Orestui ir visai komandai. Iš tikrųjų buvo, matėm tikriausiai labai šviesią netektį, kaip netektį galima apžaisti šviesiai ir gražiai. Gal mūsų žiūrovų tarpe yra norinčių paklausti? Man atrodo visgi įdomu, kiekgi tų bulvių nuskusta buvo. Ar bus klausimų? Kelkite ranką ir aš prieisiu su mikrofonu. Aš pastebėjau, kad
labai puikiai skuto bulvę. Ir taip jūs. Taip. Ir visų pirma pastebėjau, kad puikus skustukas. Ne visi skustukai būna geri. Čia ne jokeliai. Tai čia buvo labai geras. Ir jūs aplink apvažiavot, bet nenukirpot. Ir dar pasukot ratą. Ir tokia ilga lūpena buvo. Tai aš galvoju, ar čia tam broliukui čia šiaip atsitiktinai išėjo, ar čia jie jau taip įsitreniravo. Iš tikrųjų, kokias 8 dienas tą sceną repetavom, kol gavosi tokia lūpena. Tokia įspūdinga lūpena. Tai aš 8 dienas repetavom. Juokauju šiaip. Aš nemėtėliau. Man paliko tikrai tokį didžiulį įspūdį. Kaip jūs lūpot bulvę. Tai geras, nes aš per 2 mėnesius repeticijų šito niekada nemačiau, kaip jis lūpa bulvę. Jūs labai įdėmiai žiūrėjote lūpamos bulves. O komanda, sakykite, nuo šiandien ir nuo viso šito proceso jūs kažkaip kitaip pradėjote gal žiūrėti bulves, gal tokį išmintingesnį žvilgsnį dabar žvelgiate į Jūs pastebėjot, kad bulvės irgi akis turi? Taip, pastebėjau. Akutės. Tai va, jeigu pažiūrėjus įdėmiai į akis kam nors, gali būti, kad pažinsi sieloje. Atsiprašau, bet jūs tai sielos neįžvelgėte. Net žvelgiant į Personalas žmogus. neįžvelgia. Supratau. Bet kiekviena bulvė akis turi. Gal ne siela, bet bulvė, tai tikrai. Akise. Šito klausimo neplanavau, bet aktorius Gytis Spindulis, man jisai buvo labai panevėžietiškas. Pritarsit? Man atrodo, čia dar Orestas užkabino tokią panevėžietišką šaknį. Tikriausiai ieškojo labiau prasmės šliogerė, bet atrado Spindulyje labai daug panevėžiečio. Ar klaustum, gal atsirado? Atsirado. Jūs gal garsiai kalbate? Būna. Būna, pašnekėkite garsiai. O man tiesiog noris pasidalinti va tą psichologinę būseną stebint. Nes aš į teatrus vaikštau, tai pati esu aktorė mėgėja, 2 teatros vaidinus. Ir į teatrus eina emocijos iš tikrųjų. Tai apart to, kad verkiau, tai labai, na kas man užkliuvo, man labai užkliuvo 2 broliai, labai skirtingi. Vienas tai nori siekti, kad ir tos vadinamos filosofijos, jis laisvas, jo siela laisva, jis leidžia sau, sakykime, nelikti prie tėvų, jų ten prižiūrėti, o kitas pilnas atsakomybės ir lieka. Ir kiek tame kitame irgi skausmo, kuris liko, kuris tarsi irgi nespėjo pamatyti to pasaulio, jis nori ištrūkti irgi. Ir tai visą nesukurta, aš visą tą regiu pas draugus, pas savo šeimą. Tai tas amžėjimo klausimas tėvų ir tų vaikų, ta atsakomybė, ar prižiūrėti tuos tėvus, ar visgi dabar esam 21 amžiuje, ar tai tėvai gali eiti galų galiai senelių namus, yra visokių pasirinkimų dabar. Bet tai labai labai skaudi tema, amžėjimo tema, bent jau man asmeniškai, nes man truputį nebe 20, tai mano mama irgi šiandien tik buvo atvykus iš kito miesto ir labai palietė iš tikrųjų, nes tai labai labai svarbu. Kad ir kokie mes jauni, nuostabus, gaivus, ryškus ir kvapnus, beje mes senstame. Tai skauda. Ir buvo labai labai paliesta. Man labai svarbu tai. Ačiū. Ačiū jums. Man teko kalbinti Iloną, mūsų pažinties progą, ir jinai pasakė tokią mintį atsakomybę už savo gyvenimą, ne? Priimti tinkamą sprendimą už savo gyvenimą. Ir man atrodo, šiuo atveju Gyčio personažas, ne? Ignas tarsi vengia prisimti atsakomybės už savo gyvenimą, likdamas su tėvais. Ir Ilona, žinau, kad tavo gyvenime irgi taip pat buvo
tam tikrų momentų. Gal gali pasidalinti, papasakoti? Tai tikriausiai ne vienas buvo momentas, kai teko prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir savo gyvenimą ir už savo ateitį. Vienas iš veiksmų tai irgi atvažiavimas dirbti čia į Panevėžį iš Vilniaus. Kitas pasirinkimas tai pakeisti visus planus likus pusmečiui iki egzamino ir nuspręsti pabandyti stoti į akademiją, kaip nusprendžia pabandyti bent jau mano kuriama personažė Aurelija, kuri dvejoja, kuri yra santykiuose, bet ji turi svajonę ir čia svarbiausia, man atrodo, yra būtent pasiryžti pabandyti, nes jeigu nepabandysi, tai tada gali gailėtis, bet jeigu pabandysi, tai tada jau žinosi, kas bus. Taip. Dar norėčiau paklausti Oresto. Jau esate sukūręs spektaklį apie Sokratą, išmintingasis Sokratas, taip? Taip. Šiandien išvykome spektaklį paremtą Šliogerio idėjomis. Gal jau turi kažkokių sumanymų arba idėjų, koks galėtų būti kitas filosofas nusipelnęs teatro scenos? Čia priklauso ne nuo filosofo, o nuo teatro, kuris duos galimybę kurti. Tai aš bet kokiam filosofui galiu parsiduoti man. Aš neturiu jokios moralės, aš karjeristas esu, tiesiog man pinigai svarbu. Labai nuoširdžiai, labai. Džiaugiuosi, Orestai. Taip. O man tai dar pasakysiu, ką pamačiau, kad Orestai, nežinau, kas lėmė ir sukūrė tokį charakterį, bet Rokas, kurį vaidino Martynas Klementyvas, man kažko priminė ir patį. Nežinau, gal tiesiog išvaizdą, gal savo ramumu. Tai ar pats sufleravai Martynui būti tokiam, ar Martynas sėmėsi idėjos, kaip turėtų atrodyti filosofas, nes mūsų režisierius Orestas juk ir studijuoja filosofiją. Duokim Martynui atsakyti. Čia, žinai, mes repetavom, kiek čia, 2 mėnesius, ne? Tai dabar jau, žinok, sunku atsipainti, kas nuo ko čia nusikopijavo, ką, nes, aš kažkaip tai vis tiek jaučiu, kad, nuo manęs turbūt kopijavo režisierius. Kaip turi atrodyti tikras filosofas? Jo, nes, vis tiek, žmogus jaunas, dar nepatyręs, kad ir studijuoja filosofiją. Bet tu turėtum jam padarinti tikriausiai. Juokauju, aš nežinau, taip tiesiog išėjom. Šiaip labai lengva buvo dirbti, nesusidūriau su jokiais sunkumais šio pastatymo metu. Režisierius buvo labai geras. Visi aplinkui, visi kolegos, tai vis kažkokių tai problemų, nesklandumų turėjo, tai rūbai netinka, tai dar kažkas, tai, o aš čia paskutiniam dienom jau vaikščiau, sakau, brali kažkaip tai nepatogu, prieš kolegas kažkaip tai, man nieko, man viskas gerai buvo. Nerado bendrų temų pokalbėms, kaip supratau. Su kolegom sunku buvo. Bet režisierius šaunuolis. Ačiū. Jam dar kartą. Probleminiai. Panašu, kad pakalbinau beveik visus aktorius, tik Ovidijus dar nekalbinau. Ovidijų, pasidalink gal savo mintimis apie procesą, pačiam tokią, nežinau, ar dažnai tenka vaidinti dušeles, dvaseles, ar tik pirmas toks mirusi. Ja, iš tikrųjų, man buvo labai paprasta, bet kartu ir sudėtinga, nes aš miręs. Niekas nežino, kaip atrodo, kaip jaučiasi miręs tarp gyvų ir kaip jaučiasi gyvas tarp mirusių. Tai man buvo labai paprasta, nes Orestas suteikia iš tikrųjų labai didelę laisvę kūrybinę, kas aktoriui labai gerą. Žiauriai gerai, bet pavojinga, nes kartais reikalauja, labai paleisti tą aktorių vieną į tas kūrybinius plotus, tai sudėtinga, nes jis nukrypaut gali. O Orestas karts nuo karto sustabdydavo, nukreipdavo kažkur, bet labai laisvę turėjau gerą, labai džiaugiausi to procesu.
Ir iš tikrųjų mano tas personažas miręs, jisai vystėsi tol, kol nesuprato, kad viskas vyksta numirėlį tokiam kisieliuje. Toks per kisielį viskas, aš turiu mintimis, ką bedariau, viskas tik tai būčiau kisieliuje tokiam. Tai tada paprasta viskas, kisieliuje tokiam, tai bet ką gali daryti, sakyti bet ką, elgtis bet kaip. Atleidžiama. Taip, kisieliui, bet aš miręs. Tai nelabai taip. Kas blogiau gali atsitikti, ne? Ja, labai man įdomu, aš labai džiaugiuosi šito vaidmenį ir ačiū Orestui, ačiū labai buvo fainas procesas. Smagu. Tai pabaigai, kiek bulvių teko sukramsnuoti viso proceso metu? Jūs repetavote beveik 2 mėnesius, tai repeticijos kasdien, jeigu taip po bulvę. Jo, tai suvalgiau nedaug, nes man taupiausi iš skanių bulvė, skanu. Skanu, iš tikrųjų labai gera, ta kramsnuot bulvę, rūgštis mažiau kyla. Jeigu kam su skrandžiu, tai... Jo, iš tikrųjų viskas tvarkoj, labai skanu bulvė. Atradau bulvės skonį, žalios. Ten paklaus noriu. Klausimas dailininkam, kodėl šiltnamis? Čia tikrai dailininkam. Tai iš pradžių ieškojom kažkokio simbolio dėl to kaimo, kad kažkas, kas davestų iki to kaimiško jausmo, kuris, nežinau, gal artimas kiekvienam, kur atvažiuoja ir tokia ramuma, kažkoks sulėtėjimas, net tas vakas, ką Orestas paskui naudojo ir režisūriškai, tas laiko sustabdymas kažkoks erdvėje. Tai ieškojom to kažkokio simbolio ir kažkaip visi tryse, net man atrodo, kai buvom susitikę scenografai, nutarėm, kad būtų visai gerai ir įdomu padaryti tą šiltnamį ir tada pristatėm šitą idėją režisieriui ir prodiuseriai Martai ir tada kažkaip tiko šitą idėją ir judėjome toliau, tai tiesiog bandėme atkurti tokį kaimo atmosferą, nežinau, ar jūs turi kažką idėją? Nieko neturiu, tik vis, kad jo provincialumo kažkokį simbolį, kurį turi turbūt kiekviena šeima, gyvenanti, ta prasme, kažkokiam nuosavam name turbūt, arba netgi nenusavam, ta prasme, iš buto tu važiuoji į sodą senelių ir tu matai tą plastikinį šiltnamį, tą kažkokią lauko virtuvę ir tada toj lauko virtuvėj tu ruošiesi laidotuvėm tėvo. Tai jeigu tą atmosferą pavyko sukurti, tai tada labai džiugu. Labai gerai. Keletą minčių. Visų pirma, tai noriu pasidžiaugti, kad mačiau labai puikią vaidybą. Ypač brolių, tas kontrastas, vienas besilavinantis, filosofija, knygas skaitantis, kitas galbūt nei vienos knygos nėra perskaitęs, temperamentų skirtumai ir žodyno ir taip toliau, patirčių. Aš tą įrenginį savo pačiam pavadinau tunelinė skaistykla. Žinom tą tunelinės plovyklas ten, taip toliau. Tai va, tunelinė skaistykla. Ir toj skaistykloje yra Arvydas Šliogeris ten, pragarinės kančias dar kažkokias ten kenčia, visokias, kai išnyra kartais truputėlį ir tėvas išnyra iš tos skaistyklos ir dar kai kas ten. Tai man labai patiko ir iš tikrųjų dabar kaimiečiai bulves augina dažniausiai tik tai šiltnamiuose, ankstyvas, kad turėtų ankstyvų bulvių. Jau tuose laukuose beveik niekas ten nebesodina tų bulvių, nes tiesiog nebeturi mėšlo, nebėra jokios prasmės sodinti, jeigu tu neturi mėšlo. Jeigu tu neturi ekologiškų bulvių, tai kam jos tau iš viso reikalingos, nu iki Maksimą nusipirksi, arba į turgelį. Tai va tas įrenginys, nu man tikrai įspūdingas įrenginys. Nu tai va tokia mintelė, kad aš tą įrenginį pavadinau tunelinė skaistykla, gal ir jums tas patiks.
Geras. Klaidos. Esam. Išteisinimų mintyse. Aš irgi norėčiau papildyti, kadangi dievinu kvapus, tai labai dėkoju už kvapą. Tiesiog, tas valgyt nenorėjau, čia į antrą planą, bet labai malonu, kai emocija, visa vaidyba dar siena šiek tiek per kvapą. Man tai labai paveiku, manau, kad ir kitiems. Prisipažinsiu, kad čia komandai buvo truputėlį kilę nesutarimų ir ginčų, kad kodėl reikia visus kulisus smardinti svogūnų kvapais, bet taip, ne kūryboje. Viskas aišku, paprasta. Taip, buvo. Bet kad nuostabus kvapas. Aš gal labai trumpai, kaip kūrybiniai komandai, kuri čia atvyko darbuotis, kaip jiem atvykus į Panevėžį, kaip čia sekėsi, kaip tas Panevėžys juos sutiko. Kas kojas laukia? Nu, labai ramus miestas. Atvyko, šiaip sveika buvo. Ai, noras tai jo čia. Čia kūrybinės kančios, taip vai. Bet jo, man tai kažkaip visai teatras kažkaip fainai priėmė, leido dirbt, komunikavo kiek galėjo ir mes komunikavom ir man atrodo, pats Panevėžys tai tikėjausi, bent jau aš tikėjausi, kad bus blogiau. Ta prasme, kad gatvėse ten kažkas per parus gal parodys, bet viskas tvarkoja, tikrai. Gyvent galima. Turėjom nutikimų irgi, gal ne tokių kaip Orestas, ten Silvijai buvo nepasisekimų su Auskarais ir panašiai. Tokie buvo vietomis, kai atvažiuoja, toks atrodo, kad mūsų nekenčia Panevėžys, bet tada ateinam į teatrą, čia žmonės mus pasitiko visai šiltai ir buvo tikrai didelė pagalba mums kūrybiniame procese. Tai tiesiog ateidavom, padarydavom, ką reikia ir išvažiuodavom, tai gal šiek tiek norėjusi daugiau praleisti laiko čia, negu galėjome skirti, arba buvo, tiesiog. Bet tiesiog buvo įdomi patirtis ir taip pat pasivažinėti po Panevėžį, pamatyti patį Panevėžį, pamatyti, kiek šiltnamių čia yra. Tai buvo tikrai smagu ir važiavom ir žiūrėjom, kad va čia panašiai atrodo kaip pas mus. Tai buvo tiesiog fainai ir džiugu. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad aš koją susilaužiau Kaune, o ne Panevėžy, tai Panevėžys neturi nieko blogo mano širdį, kaltinu Matijošaitį ir jo tvarkomą Kauną. Panevėžys nuostabus miestas, turit ne vieną nuostabų teatrą, turit vieno baro, turit Stasio muziejų, tai tikiuosi turėsiu dar ne vieną galimybę ir progą čia atvykti ir kurti. Lauksime jūsų. Tikrai, aš apie pieno barą jau girdėjau ne pirmą kartą iš Oresto, tai koks asortimentas iš pieno baro tau labiausiai patiko, ką jau ragavai, ar lapė gudruolė yra toks kokteilis, ar jau teko? Patarlė pasakė kažkur. Pasakinėt kokį. Čia šiaip labai provokuojantis klausimas, nes aš pieno bare gal kokį kartą buvau ir aš visą savo identitetą statau iš to, kad aš ten dažnai einu ir dabar jūs manęs klausėte ir aš negaliu atsakyti, kas ten yra. Buvau vieną kartą, užsisakiau vieną kokteilį, užsisakiau blynų, kuriuos įdėjau į mikrobangę ir man davė ir tai buvo nuostabi patirtis, bet detaliau negalėčiau pasakyti nieko. Apart to, kad tai yra mano mėgstamiausia vieta Panevėžy. Tai ne teatras. O iš tikrųjų, kalbant apie du brolius, tai irgi labai kiekvienoje šeimoje tikriausiai sutinkamas scenarijus, ne, kai vienas yra protingas, o kitas sportininkas. Tai vienam labiau prie fizikos, kitam prie metafizikos. Ar mes dar turim klausimų, ar jau skubam vakarieniauti? Vieną mintelę, tai filosofija kalba apie būtį. Labai giminingas žodis yra buitis. Tai va tas kontrastas, norėjosi, čia buvo daug buitiškumo. Tai man patiko ir kvapai, ir ta buitis tokia, primityvoka, ir taip toliau, visokie kokie. Tai tas buitiškumas labai svarbus. Jeigu jo nebūtų, tai tie pezalai apie tą būtį būtų tokie negyvi,
būtent va, tas kontrastas buities, skurdžios, tokios nelabai estetiškos ir duoda tokį gerą kontrastą. Ir tas broliukas filosofas į brolio tam tikrus klausimus nelabai turi tokių gerų atsakymų. Jis ten pradėtų cituoti kažkokius filosofus, ką Platonas apie tai pasakė, kada ten kažkas, bet suprastų, kad labai tas kvaila. Tai nepacituoja brolių nei vieno klasiko, jokios citatos nepasako ir to savo filosofiškumo nedemonstruoja, supranta tam tikrą bejėgiškumą iš tikrųjų. Tai norėjau pabrėžti tą buitiškumo, gal dar daugiau reikėtų to buitiškumo. Tada tas kontrastas išryškėtų. Šiaip esu Šliogerio ir žinovas šiek tiek, o dar labiau gerbėjas, mylėtojas jo kūrybos. Tai man buvo labai įdomu. Buvo keletą nušvitimų, kada tėvas taip trūkteli tą švarką savo ar kažkokį ten apdarą ir įsijungia labai ryškus apšvietimas. O dar suprantu, kad kažkoks nušvitimas, kažkokią mintį jau turėtų pasakyti, tokia esminė iš anapus. Ar 2 ar 3 tokie nušvitimai buvo, bet aš taip nesugebėjau pirmą kartą įsidėmėti to nušvitimo įžodinimo kažkokią stipraus. Gal nepagavau, gal reiktų ateiti dar keletą kartelį pažiūrėti, kas tie nušvitimai yra. Bet galbūt mes labai sureikšminam kartais tą nušvitimą ir įžodinimą kažkokį. Juk paprasti dalykai turbūt yra svarbus. Tai galbūt čia tikriausiai mintis turėtų tame ir būti, kad tas nušvitimas, tas kažkoks tai didelis supratimas kažko tai, kaip mes jį įsivaizduojam, jis nėra toks dažniausiai. O kitas dalykas, kad tai yra tavo nušvitimas ir jį labai sunku, beveik neįmanoma perduoti kitam, įžodinti. Tai yra tavo nušvitimas, gali stengtis kiek nori, jeigu žmogus neturi tos patirties, jisai nesupras dalykų. Ir kuo gilesnis tas nušvitimas, tai tuo jis sunkiau įžodinamas yra. Tai čia irgi matau tam tikrą prasmę, kad tam žmogui nušvitimas, o mums išorėje, nieko tarsi. Aš dar linkiu ateiti dar ir atsivės draugų dar. Ir tada pasižiūrėti tą nušvitimą. Aš nekėsiu apie nušvitimą tada. Tada norėčiau jūsų paklausti. Tai jūs daug klausėte ir paklausiu aš dabar jūs jau esate mūsų tarsi komandos narys. O, dėkui. Tai buvau kvietime bitės bibliotekoje, tai tikrai tas renginys nebuvo tuščias, tai jau dar atsivežė žmonių. Tai ar išvydot Šliogerį? Ko baiminosi režisierius, ar matėte jo pakankamai? Tai mačiau tuneliniai skaistyklo Šliogerį ne kartą, girdėjau jo mintis, ne tik iš ten, bet ir iš čia. Ir kaip jis tą bulvę pamatė ten, netoli, Dzūkijoje ten, taip toliau. Tai neturėjau kažkokių išankstinių lūkesčių, ką aš turiu pamatyti. Visų pirma, man buvo iššūkis, kaip taip įmanoma, kaip čia su tom bulvėm, ką jie ten darys ir taip toliau. Man tiesiog buvo įdomu. Ir nesu nusivylęs, tikrai nesu nusivylęs. Tema, dėkoju režisieriui ir scenarijaus autoriui, tikrai tema įdomi tema, aktuali, mano paties mama mirė praeitais metais, irgi su sesė buvo visokių galimų niuansų, kaip galėjo būti, kas globos, kur daugiau vietos ir taip toliau, ta tema labai aktuali. Puikiai vaidyba, tai nesu nusivylęs, bent jau skaistyklo Šliogerį pamačiau. Jis neatrodė labai ten kenčiantis iš tikrųjų. Man buvo džiugu, nemačiau pragarinių kančių. Toliau filosofuoja jis ten. Aš dar vieną tokį pastebėjimą, man patiko labai mobilus telefonas, pabaigoje kaip fotkina mama.
tarsi tema yra tokia neišsemiama ir amžina ir tas telefonas į tą mūsų laikmetį toks leidžia. Tas niekur neišėja ir amžina ta ir čia ir dabar. Jūs pastebėjote, kad ir tėtis įamžintas amžinatilsį. Aš tai dar norėčiau atskirą apie mamą. Be abejo, irgi užkabino labai. Mane užkabino motinos šviesa, toks šviesus žmogus. Be abejo, netekties akivaizdoj mes patiriam labai didelių ir sunkių jausmų ir va, tas toks ramybė jos tokia, kad vaikai, va čia pabūkim, čia broliai galvoja, čia pasilikt reikia būtinai su ja. Bet ar tikrai reikia su ja pasilikt, galbūt jinai šviesi iš savęs ir galinga ir puikiai pabūtų ir vienai. Ir sako, aš pasirūpinčiau kapinaitėmis ir galim žiūrėti visai iš kitos pusės. Netekties akivaizdoj ne vienas ir neretas patiria depresijos epizodus ir tada ir va to nerodo, rodo va tą šviesą ir tą gebėjimą su savo jausmais išbūti. Nebuvo tarsi kaip viena jie. Ar ne? Taip, jis sakė, kad lieku su savo vyru, kurio nėra, bet jis čia sklando jo dvasia. Tai va tas irgi labai. Tai kadangi režisierius išėmė vieną sceną, vieną motinos monologą, kur jie įtikinėjo savo vaikus, važiuokit, aš pabūsiu viena. Tai ir iš tikrųjų gal teisingai padarė. Tai beliko tik tais taip suvaidinti, kad jinai iš tikrųjų gali likti viena. Tam tiek daug žodžių, kai galima ir veiksmų, ir buvimų šitai padaryti, pasakyti. O būna be abejo visai. Na, taip. Ačiū labai, labai patenkinta atėjus. Gal nebekankinam žiūrovų. O, čia malonumas. Tai gal mes jūs kankinam? Jūs pavargę, tų bulvių prisiskutę, prisilastę. Vienu klausimu vis norisi atsisveikinti, bet vis dar kyla kažkokia mintis ir žiūrovai nori kažko paklausti. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad laikas vakarieniauti, vis dar tie kvapai neišsisklaidė, vis dar norisi kažko užkrims, bent jau, jeigu ne šį vakarą, tai bent jau rytoj, tai tikrai meniu jūsų planuotas. Vis tiek darysit kažką ir tepsim skubėti. O aš noriu iš tikrųjų ir padėkoti ir atsisveikinti, Nieki bulvių. Teikti bulvę režisierį. Čia iš tikrųjų yra graži istorija, nes prieš mėnesį iš manęs labai prasta daržininkė, bet aš pabandžiau, man pavyko ir aš tikrai tęsiu. Ir prieš mėnesį tiesiog turiu prisodinom, tai nežinojom, kaip čia viskas, ar ne per anksti mes, ar ne per vėlai, nieko nežinojom. Bet tos bulvės, kai pradėjo stiebtis, tai nežinojom, ką su jomis daryti, prisauginom, nuklojom visas teatro palangės įmanomas bulvėmis. Tai rezultatų tokį imti norės, tai augink, mąstyk ir ieškok. Pasilikote, išsiskiriant reikėtų tikriausiai palinkėti, būtų gražu, ar ne, kažko palinkėti. Aš tai gal nuo savęs linkiu tos būsenos čia ir dabar. Atsiskiriant nuo spektaklio čia ir dabar, ne, nes tik esant čia ir dabar galima nutildyti vidinį triukšmą ir iš tikrųjų išgirsti, kas yra svarbiausia. Tai su čia ir dabar veikim. Ačiū labai jums. Ačiū jums.